Gerbėmieji, pirmiausia, leiskit man perskaityti Jos Ekscelencijos prezidentės Dalios Grybauskaitės padėką. Gerbiami kario partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo paramos ir labdaros fondo nariai, mieli iškilmių dalyviai. Dėkoju Jums, kad prikelėte šventą Lietuvos laisvės kovų atminimą. Paminklas paskutiniam Aukštaitijos partizanui Antanui Kraujeliui ragins vykstančių šiuo keliu permąstyti, kaip sunkiai buvo iškovota Lietuvos nepriklausomybė. Jis tarnaus kaip priminimas, kad už šią žemę buvo pralieta daug kraujo. Paminklo plienas tai tautos tvirtybė, nulėmusi ilgus metus trukusi mūsų partizanų pasipriešinimą daug gausesnėms okupantų pajėgoms. Rūdys tai artimųjų ir tėvynės netekties skausmas, kuris verčia branginti laisvę. Šis paminklas užduoda kiekvienam iš mūsų klausimą, kokią auką dėl Lietuvos padarytume patys. Pažindami savo istoriją, suprastami laisvės kainą, stipriname savo meilę ir įsipareigojimą Lietuvai. Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos prezidentė, 2014 metai. Na, o dabar aš savo vardu norėčiau tarti keletą žodžių. Taip iškilmingai gavosi, kad turiu kalbėti pirmas, tai noriu visiems nuoširdžiai padėkoti. Dėkoju kario partizano Antano Kraujelio šeimai, artimiesiems, draugams, bičiuliams, bendražygiams. Dėkoju karį partizaną pažinojusiems ir nepažinojusiems žmonėms, kurie jį priėmė, suteikė pastogę, paramą, parodė artimo meilę. Dėkoju jame visiems saugojusiems ir atkurtos nepriklausomos Lietuvos žmonėms, perdavusiems kario partizano Antano Kraujelio atminimą, puoselėjusiems partizaninės kovos žygdarbių istoriją ir atminimą, išsaugojusiems istorinės šio partizano kovą menančias vietas. Toliau noriu taip pat padėkoti kraštiečiui, buvusiam Seimo nariui, Antanui Napoleonui Stasiškiui, kuris lygiai prieš 7 metus, 2007 metų, gegužės 17 dieną, Seime viešai įvardijo idėją, kad reiktų galbūt pastatyti partizano Antanui Kraujeliui paminklą. Ir štai šis žodis tapo šiandien kūnu, mes stovime prie jo. Taip pat dėkoju autoriui, skulptoriui Vladui Urbonavičiui, kuris negalėdamas laiko, jėgų, sukūrė šį paminklą, visas autorinį atlygindamas, skirdamas paminklo įgyvenimui. Ačiū konstruktoriui Alfonsui Vaškevičiui, kuris suprojektavęs tokius pastatus kaip Vilniaus vartai, Vilniaus savivaldybė ir daugybė kitur pasaulyje, ėmėsi kurti konstruktyvinio projekto šiam paminklui.